Šiandien turime Ronin 4D. Tai vienas iš labiausiai pamėgusių cinematografų kamerų. Jis tinka tiek mėgėjam, tiek ir profesionalam. Kiek yra šnekėjusių, nėra nei vienas beveik nusivylęs šitą kamerą, tad bus įdomu pasimėginti, kur auto muziejui, kuris randasi Vilniuje. Tai šita kamera ypatinga tuo, kad turi integruotą stabilizavimą, tai leidžia kokybiškai ir tolygiai nufilmuoti kadrus. Taipogi vienas iš labiausiai pažengusių kameros sistemų yra full frame'as ir galintis filmuoti 6K rezoliuciją. Taigi, šiandien galim pasiimti, pasimėginti, pasižaisim ir pažiūrėsim, ar šita kamera iš tikrųjų verta tiek dėmesio, kiek visi šneka. Tad, kimbam į darbus. Galutinis rezultatas mane ženkliai nustebino, ant kiek šita kamera puikiai atliko savo darbą. Tai, kas liečia stabilizavimą, tai vienas iš stipriausių ir geriausių produktų, kuriuos man teko kada nors gyvenime bandytis. Kas liečia kameros optiką, labai, sakyčiau, stabiliai ir aktyviai judra, ta prasme, laiko fokusą puikiai. Ir dirbti su juo buvo iš tikrųjų vienas iš didžiausių malonumų, sakyčiau. Bent vieną kartą gyvenime, jeigu turit kur nors galimybę, pasimkit, pasimėginkit, nes šita kamera tikrai paliko gerą įspūdį. Bet, sakyčiau, žodžiai nėra tušti ir vertas dėmesio tai tikrai.